Laidą remia Omron inhaliatoriai. Netrukus kalbėsime žadėtomis temomis, tačiau prieš tai noriu jums visiems priminti, kad kaip ir kiekvieną šeštadienio rytą, su mumis šeimos ir pramogų parkas X-Planet, kuris su malonumu jums dovanos kvietimus. Tačiau jūs turite atidžiai žiūrėti mūsų laidą, po jos užsukti internetinę svetainę arba apsilankyti Facebook paskyroje ir atsakyti į nesudėtingą klausimą. Tuomet galėsite atsiimti kvietimus. Keliaujame toliau. Kaip jau žinote iš ankstesnių mūsų laidų, visą rugsėjo mėnesį mūsų šalies moksleiviai buvo skatinami visuomenės sveikatos specialistų pasitikrinti savo kuprinių svorį. Kiek kilogramų jos sveria, sužinojome jau praėjusioje laidoje. Kągi daryti, kad jos svertų mažiau ir kad su jomis mokinukai eitų išsitiesę. Dabar labai daug paprastų ir naudingų patarimų tėveliams ir žinoma kuprinių savininkams. 2 rugsėjo savaitės Vilniaus mokyklose šurmuliavo kuprinių svėrimo akcija Draugiška kuprinė. Ją jau 3 metus iš eilės organizuoja Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistai. Prieš metus akcijos rezultatai nebuvo labai džiuginantys. Per sunkią kuprinę nešiojosi kas antras akcijoje dalyvavęs vaikas. Kokie bus šių metų rezultatai pasakyti dėja dar negalime, vyksta skaičiavimas. Pradinėse klasėse būna gal mažiau kiek bėdų, nes vaikais yra vienoj klasiai pastoviai. Didesnė problema yra ypač 5-okų, 6-okų, kai atsiranda pamokų profiliavimas, vaikai keičia klases pastoviai, turi eiti ir dėl to didžioji dalis net kuprinių būna virš 10% vaikų, kurių kuprinė sudaro 15 ir daugiau procentų jų kūno masės. Ir tai iš tikrųjų verčia susirūpinti, kadangi dažnas nešiojimas tokių kuprinių gali įtakoti ir laikysenos problemų, ir net iki nugaros skausmų. Šiais metais akcija Draugiška kuprinė buvo organizuojama dar ilgesnį laiką. Joje dalyvavo ir daugiau mokyklų. Pradiniais skaičiavimais visuomenės sveikatos specialistai su moksleiviais pasvėrė apie 8 000 kuprinių ir ne tik svėrė, bet ir mokėsi taisyklingos laikysenos, susipažino su stuburo struktūra, aiškinosi, kuo jis svarbus. Vos keletas nesudėtingų pratimų su balionu už nugaros ir galima pajusti, kiek stuburas leidžia lenktis. Stengiamės paskatinti, kad vaikai patys svertųsi savo kuprinės. Kai kuriuose mokyklose sudarytos sąlygos, svarstyklės stovi matomų vietų ir vaikas tiesiog iš ryto atėjęs į mokyklą gali vertinti, kiek jis šiandien atnešė. Ir tarp pradinukų kartais būna tokios kaip varžybos, pas berniukus tai kas daugiau atnešė, o mergaitės atvirkščiai stengiasi visada kuo mažiau, kad kitą dieną, jeigu šiandien mano kuprinė buvo per sunki, tai kitą dieną sudėję taip taisyklingai, kad būtų svoris geras. Kiekvienas turi galimybę pasisverti ir pamatyti, kaip yra iš tikrųjų, ar ne, ir nuspręsti, ar tinkama kuprinė, ar reikia kažką tai joje susitvarkyti, palikti tik tos daiktus, kurie tikrai reikalingi būnant mokiniu. Dar labiau svarbu išmokti kuprinę užsidėti ant pečių taisyklingai, nevarginant nugaros. Pirmiausia, reikia pritūpti, suimti kuprinę abiem rankomis ir dėtis ją ant abiejų pečių. Mūsų pagrindinis tikslas yra atkreipti mokinių ir tėvelių irgi dėmesį, nes tėvelius kartais yra sunkiau pasiekti, tai per vaikus, manom, pasieksim ir tėvus. Ir kadangi vaikas pats svers kuprinę, jis labiau bus motyvuotas, jam pačiam bus įdomu ir jeigu vaikui bus įdomu, tai jis aišku tai atneš ir namo ir pasakys tėvams, ką jis darė. Ir tikimės tokiu būdu atkreipti ir tėvų dėmesį, nes kartais tėvai net nesusimasto, ką vaikas gali neštis tos kuprinės, o kartais tėvai patys gali sužinoti, ką vaikas veikia mokykloje iš kuprinės turinio. Pirmiausia, rinkdamiesi kuprinę parduotuvėje, tėvai turėtų atkreipti dėmesį, kiek jis sveria tuščia. Pradinių klasių mokinio kuprinė neturėtų sverti daugiau kaip 700 gramų, o vyresnio mokinio daugiau nei 1 kilogramo. Ji turėtų būti su 2 plačiais reguliuojamo ilgio paminkštintais diržais, kurie leis parinkti tinkamą kuprinės padėtį, gražiai ir patogiai priglus prie stuburo linkių, o platūs diržai neverš vaiko pečių. Geriausia yra pamatyti, ką vaikas daro, tai prašyti, kad jam sudėtų kuprinę, gal tam tėvui. Ir gal tėvas, kai jam sudės kuprinę 5 kg svorio, gal tada ir supras, ką vaikas kiekvieną dieną turi nešti į mokyklą. Geriausia rinktis kuprinę su keliais skyriais. Tai padės geriau paskirstyti daiktus, palaikyti tvarką. Nerinkite vaikui didelės kuprinės. Sąsiuviniai galėtų būti nekietais ir sunkiais viršeliais. Svarbu net kanceliarinės priemonės.
Gal vertėtų atsisakyti daugiafunkcių milžiniškų penalų, kuriuose vaikas nešiojasi, ir visai nereikalingų priemonių. Na ir dar žvilgterėkite į jau ant pečių uždėtą kuprinę. Jos apačia neturi būti žemiau juosmens.